Mūsų akyse ašarų pavidalu atsispindėjo nežinia, pirmą dieną mokykloje, tai viskas nauja, nepažįstama, tiek daug naujų kelių ir klystkelių, taip viskas keista. Laiku viskas keitėsi, mokyklai pasidarė linksmai ir smagu, kai susiradome naujų draugų. Vis artimiau bendraut padėjom, taip laikas bėgo. Ar pamenat, kaip kuo greičiau užaut norėjom? Ar pamenat, kaip išdykavom ir užsigavom? Kaip auklėtojai pirmą kartą pamelavome istoriją, laužtai iš piršto, kad pamokas paruošt pamiršom. Tiesą sakant, patingėjom, buvo geras oras ir į lauką neiti negalėjom. Tai bėgo dienos nuo mokyklos link namų, nuo gerų draugų ir paprastų namų darbų. Štai pagaliau praėjo 4 metai, kaip mokykloje jau esam. Vėl naujas kelias, vėl nauji veidai, vėl naujos klasės, vėl nežinia ir klaustukas galvoje. Kaip čia bus ir kur čia, kas daug laiko mums neprireikė, supras, kad viskas prieš akį, kad tik dabar kažkas mokslo šaknis pradėjome kramtyti, kad kuo toliau daug bus sunkiau, grįsdavo 7 kelias. Jau, o ypač kada šalta, norėdavos dar lovai pagulėt, bet į mokyklą reikia eit. Kai grįsdavo tą monotoniją, bet monotonijoje džiaugsmingi įvykiai nesikartoja. Juk kiekviena diena tai atgimimas, kiekviena minutė su draugais tai atradimas. Juk būdavo, kad viskas nusibosta, būdavo net bloga nuo mokyklos suolo, po vasaros atostogų taip gerą knygą paskaityti ir naujų žinių. Sėdėt mokykloj, būdavo kančia, o dabar širdį ir sieloj nežinia. Skrydis iš mokyklos į ateities kelius, kas ryžtingai bus šiam kely nepražus. Būdavo tačiau ir nebėra. Metų 12 prabėgo mintise. Anksčiau galvom kaip ištvert, dabar galvom kaip toliau be mokyklos reiks gyvent. Iš kur žinių reiks pasisemt, o dar stojimai ant nosies. Gal kam jie sukelia baisius nuo prognozės. Likimas nuneš jūs, plačiai skirsis visus. Kelią surasim kiekvienas, tai tik duos Dievas. Skaitysim pranešimus spaudoje ir dalyvausim tarptautiniai veikloje. Nebus lengva ir nesakys mokytojai, kad ištaisytum kaltę, turim porą kartų nuvalyti lentą. Bet gyvent toliau juk verta pamatyti, kas bus, o galbūt demos, kas vertas skleis sparnus. Nesvarbu, kad nuo to skrydžio blogai kartas bus. Verta pamatyti tokius gražius vaizdus, verta. Bet prisiminkit kartais mus likusius čia, kur žaliuojanti kamža, kur mokytojų šypsena veidė, nors kartais nemiela, bet visada tikra, kur suolo draugas sėdi šalia, nors kartais užknisa, bet padeda, kai būna bėda. Metų 12 prabėgo mintise, liksit visada mylėjai mūsų širdise. Sėdėt mokykloj, būdavo kančia, o dabar širdį ir sieloj nežinia. Skrydis iš mokyklos į ateities kelius, kas ryžtingai bus šiam kely nepražus.